Palaiminta karalystė Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios dabar ir visados ir per amžių amžius. Amen. Ramybėje melskimės Viešpačiu. Viešpatie pasigailėk. Ramybės iš aukštybių ir mūsų sielų išganymo Viešpatie maldaukime. Viešpatie pasigailėk. Taikos visame pasaulyje, šventųjų Dievo bažnyčių klestėjimo ir visų vienybės Viešpatie maldaukime. Viešpatie pasigailėk. Šią šventovę ir už tuos, kurie kupini tikėjimo pamaldumo ir Dievo baimės joon įžengia, Viešpatie maldaukime. Viešpatie pasigailėk. Už mūsų arkivyskupą ir visuotinį patriarchą Baltramiejų, už garbingąją kunigėją Kristuje tarnaujančius diakonus ir už visus bažnyčios tarnus bei Dievo tautą Viešpatie maldaukime. Viešpatie pasigailėk. Dievo saugomą mūsų šalį Lietuvą ir valdžią kariuomenę bei visus žmones Viešpatie maldaukime. Viešpatie pasigailėk. Už mūsų miestą, už visus miestus, šalis ir už tuos, kurie kupini tikėjimo juose gyvena, Viešpatie maldaukime. Viešpatie pasigailėk. Palankių orų, žemės derliaus gausybės ir taikių laikų, Viešpatie maldaukime. Viešpatie pasigailėk. Už keliaujančius jūrą ir sausumą, sergančius, kenčiančius, kalinčius ir jų išganymą, Viešpatie maldaukime. Viešpatie pasigailėk. Kad būtume išvaduoti iš visokio sielvarto, pykčio ir nepritekliaus, Viešpatie maldaukime. Viešpatie pasigailėk. Apsaugok, išgelbėk, pasigailėk ir globok mus Dieve savąją malonę. Viešpatie pasigailėk. Švenčiausiąją, skaisčiausiąją, labiausiai palaimintą, šlovingąją mūsų valdovę, Dievo gimdytoją ir visuomet mergelę Mariją ir visus šventuosius paminėję, patys save vienas kitą ir visą mūsų gyvenimą Kristui Dievui pameskime. O Viešpatie. Nes tau dera teikti visą šlovę, pagarbą ir tik tave garbinti, Tėvą ir Sūnų ir Šventąją Dvasią, dabar ir visados ir per amžių amžius. Amen. Tegu mano siela Viešpatį šlovina ir viso, kas yra manyje, tegarbina jo šventąjį vardą. Lai mano siela Viešpatį šlovina, lai neužmiršta, kiek jis man gero padarė. Viešpats pasaulyje vykdo teisybę, gina visus prispaustuosius. Viešpats švelnus maloningas, neskuba rūsukti, yra pilnas gerumo, ne pagal mūsų kaltybės mums moka, nebaudžia mūsų, kiek verti esam. Tegu mano siela Viešpatį šlovina ir visa, kas yra manyje, tegarbina jo šventąjį vardą. Dar ir dar ramybėje melskimės Viešpačiu. Viešpatie pasigailėk. Apsaugok, išgelbėk, pasigailėk ir globok mus Dieve savąją malonę. Viešpatie pasigailėk. Švenčiausiąją, skaisčiausiąją, labiausiai palaimintą, šlovingąją mūsų valdovę, Dievo gimdytoją ir
šventuosius paminėję, patys save vienas kitą ir visą mūsų gyvenimą Kristui Dievui paveskime. Viešpatie, Nes tavo yra valdžia ir tavo karalystė ir galybė ir garbė, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios, dabar ir visados ir per amžių amžių. Amen. Mano siela viešpatį garbink, šlovinsiu viešpatį, kolei gyvensiu, laimingas, kurį Jokūbo Dievas palaiko, kas deda viltį į viešpatį Dievą. Kalinius iš pančių viešpas vaduoja, akliesiems šviesą viešpas grąžina, klumpantiems padeda viešpas vėl atsistoti, myli viešpas žmonės teisingus, viešpas sergi svetimšalio žingsnį, našlaitį našlę globoja, o nedoriesiems užkerta kelią. Viešpats yra amžių valdovas, jis tavo Dievas Sione, jis kartų kartoms viešpatauja. Garbė Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai, ir dabar ir visados ir per amžių amžius. Amen. Viengimį Sūnau ir Dievo žodį nemirtingas būdamas, ir teikęsis dėl mūsų išganymo, priimti kūną iš švenčiausiosios Dievo gimdytojos ir visuomet mergelės Marijos, nepasikeisdamas tapai žmogumi, nukryžiuotas Kristaus dėlę mirtį nugalėjęs mirtimi, būdamas vienas švenčiausiosios trejybės, su Tėvu ir Šventąja Dvasia garbinamas, išganyk mus. Dar ir dar ramybėje melskimės Viešpačiui. Viešpatie pasigailėk. Apsaugok, išgelbėk, pasigailėk ir globok mus Dieve savąją malonę. Viešpatie pasigailėk. Švenčiausiai, skaisčiausiai, labiausiai palaiminta, šlovingąją mūsų valdovę, Dievo gimdytoją, ir visuomet mergelę Mariją ir visus šventuosius paminėję, patys save vienas kitą ir visą mūsų gyvenimą Kristui Dievui paveskime. Tau viešpatie, Nes tu esi geras ir žmonės mylintis Dievas, ir tau šlovę mes teikiame, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai, dabar ir visados ir per amžių amžių. Amen. Savo karalystėje atvik mus viešpatie, kai ateisi į savo karalystę, palaiminti turintys vargdienio dvasią, nes jų yra dangaus karalystė. Palaiminti liūdintys, nes jie bus paguosti. Palaiminti romieji, nes jie paveldės žemę. Palaiminti alkstantys ir trokštantys teisumo, nes jie bus pasotinti. Palaiminti gailestingieji, nes jie susilauks gailestingumo. Palaiminti tyraširdžiai, nes jie regės Dievą. Palaiminti taikdariai, nes jie bus vadinami
teisumo, nes jų yra dangaus karalystė. Palaiminti jūs, kai dėl manęs esate niekinami, persekiojami, bei meluojant visaip šmeižiami. Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje. Dieviško išmintis, stovėkime pagarbiai. Ateikite, pagarbinkime ir parpulkime kliūsti prieš Kristų. Prisikėlęs iš mirusiųjų Dievo Sūnau, išgaryk mus giedančius tau Aleliuja. Ei tu, o nemirtingasai gyvenime, nužengei ir mirties buveinę. Bemat pragarą numarinai dieviškumu švytėjimu, mirusius iš požemių pakėlei. O tai regėdamos visos dangiškosios galybės užgiedojo, gyvybės davėjo Kristau mūsų Dieve, garbė tau. Džiūgauki malonėmis apdovanotoji mergelė, juk iš tavęs teisumo saulė patekėjo. Tai mūsų Dievas Kristus, nušviečiantis tamsybėj esančius. Džiaukis ir tu, teisusis senoli, kuris paėmė į rankas mūsų sielų išlaisvintoje, dovanojant mums prisikėlimą. Šias mergelės pašventinai savojo gimimu, į Simeono rankas palaiminai, kaip buvo numatyta. O dabar mus išgelbėjai Kristau mūsų Dieve, bet dar suteiki taiką mūsų bendruomenei visų karų gyvenančiai. Garbė Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, ir dabar ir visados ir per amžių amžius. Amen. Prisikėlė iškabo galingasai išganytojo, tai išvydęs pragaras apimtas siaubo. Mirusieji prisikėlė, ir visi kūriniai regėdami tai džiaugiasi kartu su tavimi. Štai
ir tavo šlovę mes teikiame Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai, dabar ir visados ir per amžių amžius. Amen. Šventas Dieve, šventas galingasai, šventas nemirtingasai, pasigailėk mūsų. Šventas Dieve, šventas galingasai, šventas nemirtingasai, pasigailėk mūsų. Šventas Dieve, šventas galingasai, šventas nemirtingasai, pasigailėk mūsų. Garbė Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai, ir dabar ir visados, ir per amžių amžius. Amen. Šventas nemirtingasai, pasigailėk mūsų. Šventas Dieve, šventas galingasai, šventas nemirtingasai, pasigailėk mūsų. Dėmėkimės, ramybė visiems, ir tavo dvasiai. dieviško išmintis, Rokymenas tonas antras, viešpats mano garbė, mano stiprybė, jisai išganymas mano. Nors viešpats mane plakte plakė, bet mirti neleido, dieviško išmintis. Skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško Korintiečiams. Dėmėkimės, Broliai, viskas man valia, bet ne viskas naudinga. Viskas man valia, bet aš nesiduosiu pavergiamas. Valgis yra pilvui ir pilvas valgiui, bet Dievas sunaikins ir vieną ir kitą. Kūnas skirtas ne ištvirkavimui, bet viešpačiui, o viešpats kūnui. Prikėlęs viešpatį, Dievas ir mus prikels savo galybę. Argi nežinote, kad jūsų kūnai yra Kristaus nariai? Tad nejaugi aš, ėmęs Kristaus narius, paversiu juos kekšės nariais? Nieku būdu. Ar nežinote, kad tas, kuris susijungia su kekše, tampa vienu kūnu su ja? Ir du taps, sako raštas, vienu kūnu. Taip pat, kas susijungia su viešpačiu, tampa viena dvasia su juo. Sergėkitės ištvirkimo, jokia kita žmogaus daroma nuodėmė nepaliečia kūno, o ištvirkaujantis nusideda savo kūnui. Ar nežinote, kad jūsų kūnas yra šventykla jumyse gyvenančios šventosios dvasios, kurią gavote iš Dievo, ir kad jūs nebepriklausote patys savo. Iš tiesų esate brangiai nupirkti, tad šlovinkite Dievą savo kūnų. Aleliuja, aleliuja, aleliuja.
te saugo tave, Jokūbo Dievas. Alleluja, alleluja, alleluja. Viešpatie pergalę duoki valdovui, mums atsiliepki tą dieną, kai tave maldausi. Alleluja, alleluja, alleluja. Dieviškoji išmintis, stovėkime pagarbiai, pasiklausykime šventosios Evangelijos. Ramybė visiems. Ir tavo dvasiai. Skaitinys iš šventosios Evangelijos pagal Luką. Garbė tau viešpatie, garbė tau. Dėmėkimės. Jėzus pasakė palyginimą. Vienas žmogus turėjo du sūnus. Kartą jaunesnysis tarė tėvui: Tėve, atiduok man priklausančią palikimo dalį. Tėvas padalijo sūnums turtą. Netrukus jaunėlė susiėmė savo dalį, iškeliavo į tolimą šalį. Ten palaidai gyvendamas išeikvojo savo lobį. Kai viską išleido, toje šalyje kilo baisus badas ir jis pradėjo stokoti. Tada nuėjo pas vieną šalies gyventoją ir stojo jam tarnauti. Tasai jį pasiuntė į laukus kiaulių ganyti. Jis geidė prikimšti pilvą bent anksčių jovalo, kurį ėdė kiaulės, tačiau nė to jam neduodavo. Tada susimąstė ir tarė: Kiek mano tėvo samdinių apsčiai turi duonos, o aš čia mirštu iš bado. Kelsiuos, eisiu pas tėvą ir sakysiu: Tėve, nusidėjau dangų ir tau, nesu vertas vadintis tavo sūnumi, priimk mane bent samdiniu. Jis pasiryžo ir iškeliavo pas tėvą. Tėvas pažino jį iš tolo, labai susigraudino, pribėgo prie jo, puolė ant kaklo ir pabučiavo. O sūnus prabilo: Tėve, nusidėjau dangų ir tau, nebesu vertas vadintis tavo sūnumi. Bet tėvas įsakė tarnams: Kuo greičiau atneškite geriausią drabužį ir apvilkite jį. Užmaukite jam ant piršto žiedą, apaukite kojas, atveskite nupenėtą veršį ir papjaukite, puotaukime, linksminkimės, juk šis mano sūnus buvo miręs ir vėl atgijo, buvo pražuvęs ir atsirado, ir jie pradėjo linksmintis. Tuo metu vyresnysis sūnus buvo laukuose, eidamas namo ir prisiartinęs prie sodybos, išgirdo muziką ir šokius. Jis pasišaukė tarną ir paklausė, kas čia dedasi. Tas jam atsakė: Sugrįžo tavo brolis. Tai tėvas liepė papjauti nupenėtą veršį, kad sulaukė jo sveiko. Tada šis supyko ir nenorėjo eiti namo. Tėvas išėjęs pradėjo vadinti jį vidun, o jis atkirto tėvui: Štai jau kiek metų tau tarnauju ir niekada tavo įsakymo neperžengiau, o tu man nė karto nesidavęs nė ožiuko pasilinksminti su draugais. Bet vos tik sugrįžo šitas tavo sūnus, prarijęs tavąjį turtą su kekšėmis, tu tuojau jam papjovei nupenėtą veršį. Tėvas atsakė: Vaikeli, tu visuomet su manimi
ir visa, kas mano yra tavo, bet reikėjo puotauti bei linksmintis, nes tavo brolis buvo miręs ir vėl atgijo, buvo žuvęs ir atsirado. Garbė tau Viešpatie garbėtau. Vardan Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Apaštalas Paulius Korintiečiams sako, tik ką tai girdėjom, viskas man valia, bet ne viskas naudinga. Viskas man valia, bet aš nesiduosiu pavergiamas. Pasirodo, ta būsena, kada aš galiu daryti, ką noriu, nes mano valia. Aš galiu apsispręsti, aš priimu sprendimus. Aš nustatau savo kryptį, kelią, ką darysiu, ko nedarysiu. Ir tada mums atrodo, kad aš esu visiškai pilnai laisvas, niekas manęs neriboja. Ir pamirštam, nes apsvaigsta galva nuo tokios būsenos, nuo tokių galimybių, nuo tokių perspektyvų. Pamirštam, kad ir tokių būsenų mes nepastebimai, po truputį galbūt, bet tampam vergais. Ir kokia tada laisvė, apie ką galim kalbėti. Nesiduosiu pavergiamas. Apaštalas Paulius tai žino, nors atrodytų viskas valia, ką noriu padarau, bet aš nesiduosiu pavergiamas. Štai jaunieji sūnus pas tėvą paprašė savo dalies, o paskui panoro laisvės. Tėvas jam nurodytų, kad šitą galima daryti, šito negalima. Va čia tu eik, čia neik, tada kelkis, tą daryk, tokius darbus nudirk, nes tu mano namuose gyveni. Ir jisai panoro laisvės. Ir ta laisvė jam, kaip jisai manė, atsivėrė. Jisai išėjo iš tėvo namų su tą savo dalimi, turtingas, galintis daryti, ką nori. Bet štai ta laisvė viena vertus tokia, kaip žmogus neretai įsivaizduoja, daryti, ką nori, ir niekas jam nieko nevaržo ir nedraudžia. Tai štai tą laisvę galima būtų pavadinti, kaip ir Jėzus savo palyginimą sako, ten palaidai gyvendamas išeikvojo savo lobį. Tai ne laisvė, tai palaidas gyvenimas. Ir čia yra didelis skirtumas. O tas palaidas gyvenimas, kada tu atrodytum esi laisvas, bet iš tikrųjų tapai vergu. Nebegali sustoti, nesupranti, kas dedasi. Negali vertinti visų savo gyvenimo aplinkybių apskritai, koks tu dabar esi ir kur lytiesi. Tai štai ta laisvė yra palaidas gyvenimas pasirodo. Ir čia tada jau nebe laisvė. Pavojinga. Ir todėl štai tas jaunielis sūnus, jisai pasirodo ne tėvo, ne jo paties norėjo, o kas jo buvo norėjo. Tėvas jam lyg ir nereikalingas. Ir štai mes, skaitydami šitą palyginimą, taip galvojame, štai kaip gerai tas sūnus palaidūnas išėjo, o tas vyresnysis sūnus liko su tėvu. O taip turėtume mes būti. Nes tas palaidai gyveno mums taip nevalia, negerai. Gerai tik tai pabaigoje, kada jisai grįžta vis dėlto. Ir tik todėl tas palyginimas
Čia pasakojimas yra. Bet pasirodo ir tas, kas liko namie, kas negyveno palaidai, štai tapo ne tokiu, apie kurį Jėzus savo palyginime pasakytų arba apibūdintų teigiamai. Tas vyresnysis sūnus, štai kaip tėvas pats sakė, vaikeli, tu visuomet su manimi ir visa, kas mano, yra tavo, bet kas iš to? Visada su manimi buvai. Ir viską, kas mano tavo, tu tuo naudojaisi. Bet pažiūrėjus į tai, kaip Dievas vertina žmogų, koks jis yra iš vidaus, o ne iš išorės, atrodytų lyg ir viską ten atlieka, kad Dievas lieka, bet viduje pasirodo nėra to tinkamo reikiamo turinio, kuris žmogų padaro tinkamu dangaus karalystėje. Mes sakytume, štai tokiu, kokiu nori mus matyti Dievas. Ne, nėra jame to turinio. Jo širdis netokia, išgirdo, kad jaunėlis grįžo, ne šiaip kaimynas žmogus, mes džiaugtumėmės apie kiekvieną, arba turėtume džiaugtis. Apie kiekvieną išgirdę kažkur perskaitę žinią, kad žmogus atsivertė, kad žmogus išsigelbėjo, kad jau visi manė, kad jisai jau viskas jau prarastas, nebegyvas kažkur tai, bet grįžo. Tai džiaukimės. O čiagi ne šiaip net kažkoks tai žmogus, kurio nepažįstam, bet perskaitom ir tai jau kažkaip širdis suspurda, taip, kaip gerai, kad grįžo. Kokia nuostabi istorija, kaip gera tiem žmonėm, kurie susitiko. Koks laimingas tėvas, kuris džiaugiasi, jam kaip tik to trūko, o jis dabar laimingas. Ir štai tas vyresnysis sūnus negalėjo, nesugebėjo va šitaip pažvelgti į tą istoriją ir supyko. Ir net taip supyko, jog nenorėjo eiti namo. Ir dabar įsivaizduokim, čia tas pasakojimas yra apie Dievą ir žmogų. Jėzus mums pasakojo tais paprastais siužetais, paprastais žodžiais, tas gilesnės prasmes. Ir įsivaizduojam, ateina mes prie rojaus vartų ir žiūrim ten, šitas yra pasirodo. Jis, kuris niekada tavęs nepažinojo, aš kiekvieną sekmadienį bažnyčioj visą dieną. Ir net ir dažniau. Ir taip toliau viską vykdau, kas reikia, kaip aną sekmadienį fariziejui sakė, 2 kartus per savaitę pasninkauju. Kankinuosi, to nedarau, ko negalima. Ten tą norėčiau, bet neimu, nes irgi negalima. Todėl, kad tu taip liepėjai, o jis į visą tai spjovė. Jis gyveno, kaip norėjo, palaidai gyveno. Sukečėlis ant savo turtą išeikvojo visą, pragėrė. Ir štai dabar jis ten. Aš neįsiu namo, o dangaus karalystė taigi mano namai. Ir štai būna taip žmogaus nekenčiam, arba taip negalim jo matyti, jog tokia reakcija būna. Ir štai įsivaizduojam, Jėzus, Dievas mums sako, ne, ateik, aš ir tave myliu. Tu nekreipk ten dėmesio į jį. Aš tavęs laukiu. Ir mes vis spyjosimės, neisiu, kol jis ten bus. Ir štai atrodytų absurdiška situacija. Bet pagalvokim, pamąstykim besiruošdami gavėniai. Pagalvokim, štai mūsų santykiuose su žmogum nebūna, iki tiek jie įkaitė, iki tiek
užvirė, kad iš tikrųjų negaliu aš to žmogaus matyti. Negali būti, kad jis ten bus. Negali būti, kad Dievas jam atleis. O Dievas džiaugiasi. Ir tėvas džiaugiasi, štai linksminasi visi, kada sugrįžta sūnus. Va tas palaidai gyvenęs, kur jau visi palaidojami, sakė, jau turbūt viskas, mes jo niekada nebepamatysim. Bet kada tu myli, tai tu, kada tą žmogų sutinki, tu viską užmiršti, matydamas, kad jis grįžta pas tave, supratęs, kad prisidirbo, supratęs, kad neturi jokio pasiteisinimo. Ir jis nesiteisina, jis tik sako, aš nusidėjau prieš tave. Ne taip kaip Adomas Dievo paklausus, tai ką tu padarėjai? Čia ne aš, čia žmona, kurią tu man darėjai. Pats aš to nepadaryčiau, čia žmona, o to žmona tu darėjai. Dar ką, tu kaltas esi. Taigi, tas sūnus nesiteisina ir todėl tėvas džiaugiasi, apkabino jį, žiedo užmovė. Jį sugrąžino į savo sūnaus statusą. O kitas negali to suprasti. Mes dažnai negalim suprasti, kaip čia taip. Tėvas gali džiaugtis, kad jo sūnus sugrįžo, va toks ir anoks. Štai čia kalba yra apie santykius tarp žmonių. Ne nusileiskime kitokio lygio. Ne tapkim tokiais, kurie kviečiami dangaus karalystę. Gerai, kai kartais taip pusiau juokais arba gal diplomatiškai kai kurie žmonės, pamokslautojai, nesvarbu kas kalbėtų tomis temomis, kada kalbam, mums vis primena, kad mes nustebsim, pamatę, kas bus danguje, kai mes ten ateisim. Tikrai nustebsim. Ir jau nekartą mes irgi kalbėjom, nejaugi čia šitas va, ir dabar jis danguje. Tai gerai, kad nustebsim dar tik. O jeigu va šitai bus, neisiu aš į tavo namus, kol jis ten bus. Arba jis, arba aš. O žmogus pasirodo ir iki tiek gali nusileisti. Tai baisu yra. Baisu. Ir kas nukentės? Kam skaudės dėl to? Žinoma, širdis tėvui skaudės. Bet ir pačiam žmogui, štai koks vaisius jo gyvenimo. Jis nebus ten, kur jo laukia tėvas. Jeigu neišmoks, va šitaip su meile priimti grįžtantį, atgailaujantį, supratusį, dar galbūt jam net ir padėti suprasti. Jeigu jau tu žinai, jeigu tu jau pas tėvą ir viskas, kas mano, tai ir tavo, taigi tu nepraleidai to laiko tuščiai, neišeikvoji savo turtų, tėvo dovanų. Reiškia, tu turi suprasti, reiškia, tu turi būti toks tinkamas. Irgi besidžiaugiantis, kai būtų gražu, kada su tėvu ir brolis vyresnysis imtų ir apkabintų tą jaunėlį. Ne, neisiu į tavo, neisiu į namus. Taigi, vat tokios būna istorijos. Ir palyginimas tai yra tiesiog tai žodžiais papasakota tai, kas būna su mumis, tai kokie mes būnam. Nebūkim ir kaip jaunėlis, nebūkim ir kaip vyresnysis sūnus. Atrodytų su tėvu viską daro, viską vykdo, o galų gale meilės
taip ir neįgijo. Amen. Visi tarkime iš viso širdies sutelkę visą savo mintis, tarkime. Viešpatie pasigailėk. Viešpatie visagalį mūsų tėvų Dieve, maldaujame tave išklausyk ir pasigailėk. Viešpatie pasigailėk. Pasigailėk mūsų Dieve iš didžio savo gailestingumo, maldaujame tave išklausyk ir pasigailėk. Viešpatie pasigailėk, viešpatie pasigailėk, viešpatie pasigailėk. Maldaujame už mūsų arkivyskupą ir visuotinį patriarchą Baltramiejų ir už visus mūsų brolius Kristuje. Viešpatie pasigailėk, viešpatie pasigailėk, viešpatie pasigailėk. Ir maldaujame už Dievo saugojimą mūsų šalį, Lietuvą, valdžią, kariuomenę, vyresnius žmones, kad taikoje ir ramybėje gyvenimą nugyventume pamaldžiai ir dorai. Viešpatie pasigailėk, viešpatie pasigailėk, viešpatie pasigailėk. Ir maldaujame už mūsų brolius, kunigus, vienuolius ir už visą mūsų broliją Kristuje. Viešpatie pasigailėk, viešpatie pasigailėk, viešpatie pasigailėk. Ir maldaujame gailestingumo, gyvenimo pilnatvės, sveikatos, išganymo, aplankymo metų, nuodėmių dovanojimo ir atleidimo Dievo tarnams, šios šventovės dvasininkams, patarnautojams, parapijiečiams ir visiems, už kuriuos šiandien meldžiamės. Viešpatie pasigailėk, viešpatie pasigailėk, viešpatie pasigailėk. Ir maldaujame už palaimintus ir visuomet minimus šios šventovės įkūrėjus ir už visus jau užmigusius mūsų tėvus, brolius ir seseris, čia visur kitur palaimintus ortodoksus. Viešpatie pasigailėk, viešpatie pasigailėk, viešpatie pasigailėk. Ir maldaujame už šios garbingos šventovės aukotojus ir gelbėtojus, joje besidarbuojančius, giedančius ir čia esančius žmones, laukiančius iš tavęs didelio ir apstaus gailestingumo. Viešpatie pasigailėk, viešpatie pasigailėk, viešpatie pasigailėk. Nes esi gailestingas ir žmonės mylintis Dievas, ir tau šlovė mes teikiame, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai, dabar ir visados ir per amžių amžius. Amen. Dar ir dar ramybėje melskimės Viešpačiui. Viešpatie pasigailėk. Apsaugok, išgelbėk, pasigailėk ir globok mus Dieve, savąją malonę. Viešpatie pasigailėk. Dieviškoji išmintis, nes tau gera teikti visą šlovę, pagarbą ir tik tave garbinti, Tėvą ir Sūnų ir Šventąją Dvasią, dabar ir visados ir per amžių amžius. Amen. Mylėkime vienas kitą, kad vieningai galėtume išpažinti. Tėvą ir Sūnų ir Šventąją Dvasią, vienesmę ir nedalomą trejybę. Duris, duris, išmintingai dėmėkimės. Tikiu į vieną Dievą Tėvą visagalį, dangaus ir žemės viso, kas regima ir neregima kūrėja, ir į vieną Viešpatį Jėzų Kristų, vienintelį Dievo Sūnų, prieš visus amžius gimusį iš Tėvo, šviesa iš šviesos, tikra Dieva iš tikro Dievo, gimusį nesukurta, vienesnį su Tėvu, per jį visa yra sukurta, dėl mūsų žmonių ir dėl mūsų išganymo nužengusi iš dangaus ir įsikūrijusi iš šventosios dvasios ir mergelės
nukentėjusi ir palaidota. Kaip skelbia raštai, trečiąją dieną prisikėlusi iš mirusiųjų, įžengusi į dangų ir sėdinti Tėvo dešinėje, ir vėl garbėje ateinantį gyvųjų ir mirusiųjų teisė jo karalystė neturės pabaigos. Ir į šventąją dvasią Viešpatį gaivintoją, kylančią iš Tėvo, garbinama ir šlovinama su Tėvu ir Sūnumi, kalbėjusią per pranašus, į vieną šventą visuotinę ir apaštališką bažnyčią. Išpažįstu vieną krikštą nuodėmėms atleisti, laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimojo gyvenimo amžinybėje. Amen. Melskimės Viešpačiui. Viešpatie pasigailėk. Apsaugok, išgelbėk, pasigailėk ir globok mus Dieve savąją malonę. Viešpatie pasigailėk. Visos šios dienos atlaidos, šventos, ramios ir benuodėmės Viešpatį prašykime. Suteik Viešpatie. Ramybės angelo ištikimo vadovo, mūsų sielų ir kūnų sargo Viešpatį prašykime. Suteik Viešpatie. Mūsų nuodėmių bei klaidų dovanojimo ir atleidimo Viešpatį prašykime. Suteik Viešpatie. Viso, kas gera bei naudinga mūsų sieloms ir taikos pasauliui Viešpatį prašykime. Suteik Viešpatie. Būtent likusi savo gyvenimo ramybėje ir atgailaudami nugyventume Viešpatį prašykime. Suteik Viešpatie. Krikščioniškos mūsų gyvenimo baigties, be kančios, negėdingos, ramios ir gero atsako prieš baimę keliančią Kristaus teismo prasę prašykime. Suteik Viešpatie. Tikėjimo vienybės iš šventosios dvasios bendrystės išprašę, patys save ir vienas kitą ir visą mūsų gyvenimą Kristui Dievui paverskime. Viešpatie. Ir leisk mums malonę, be pasmerkėjimo drįsti šauktis tavęs, dangiškojo Dievo Tėvo ir tarti. Tėve mūsų, kuris esi danguje, esi šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, esi tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienis mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir gelbėk mūsų į pagundą, bet gelbėk mus nuo pikto. Nes tavo yra karalystė ir galybė ir garbė, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios, dabar ir visados ir per amžių amžių. Amen. Ramybė visiems. Ir tavo dvasiai. Galvas Viešpačiui palenkite. Tau Viešpatie. Dėl begalinio gailestingumo, dosnumo ir meilės žmonėms, tavo vieninio Sūnaus, su kuriuo palaimintas esi, tu ir tavo švenčiausioji geroji dvasia gaivintoja, dabar ir visados ir per amžių amžių. Amen. Tik vienas šventas, vienas Viešpats Jėzus Kristus, Dievo Tėvo garbei. Amen. Dievo baimingai tikėdami ir mylėdami ženkite artyn. Palaimintas, kuris ateina Viešpaties vardu,
Viešpats yra Dievas ir jis mums nušvito. Tikiu viešpatį ir išpažįstu, kad tu tikrai esi Mesijas, gyvojo Dievo sūnus, atėjęs į pasaulį gelbėti nusidėjėlių, kurių pirmasis esu aš. Taip pat tikiu, kad tai yra tyriausiasis tavo kūnas ir garbingiausiasis tavo kraujas. Todėl meldžiu tave, pasigailėk manęs ir atleisk man mano nusižengimus, padarytus laisva valia ar nevalingai, žodžiu darbu sąmoningai ar nesąmoningai, ir leisk man be pasmerkimo būti tyriausių tavo slėpinių dalininku, nuodėmio atleidimo ir amžinajam gyvenimui. Amen. Tavo slėpiningos vakarienės dalininku priimk mane šiandien, Dievo sūnau, šio slėpinio tavo priešams neišduosiu ir nepabučiuosiu tavęs kaip Judas, bet kaip tas plėšikas tave išpažįstu. Prisimink mane viešpatie savo karalystėje. Viešpatie tavo šventųjų slėpinių priėmimas, tai neužtraukia man teismo ar pasmerkimo, bet lai suteikia sielos ir kūno išgijimą. Amen. Christus mūsų priimkite, iš amžinybės šaltinio gaukite. Kristaus kūną priimkite, iš amžinybės šaltinio gaukite. Kristaus kūną priimkite, iš amžinybės šaltinio gaukite. Alleluja, alleluja, alleluja. Viešpatie padėk savo tautai, paveldą savo palaiminimu. Išvydome tikrąją šviesą, priėmėme dangiškąją dvasią, atradome tikrąjį tikėjimą, garbiname nedalomą trejybę, nes ji mus išgelbėjo. Visais laikais, dabar ir visados, ir per amžių amžių. Amen. Te prisipildo mūsų lūpos, tavo garbinimo viešpatie, kad apgiedotume tavo šlovę, nes maloningai mums leidai priimti tavo šventuosius dieviškuosius nemarumą duodančius ir gyvybę teikiančius slėpinius. Išsaugok mus savajame šventume, idant visą dieną galėtume mokytis tavo teisumo. Alleluja, alleluja, alleluja. Pagarbiai stovėkime priėmę dieviškuosius šventuosius, tyriausiuosius, amžinuosius, dangiškuosius ir gyvybę teikiančius, virpulį keliančius Kristaus slėpinius, vertai dėkokime viešpačiui, apsaugok, išgelbėk, pasigailėk ir globok mus Dieve savąją malonę. Viešpatie pasigailėk, viešpatie pasigailėk. Visos šios dienos atbaigos, šventos, ramios ir vienuolės išprašę, patys save vienas kitą ir visą mūsų gyvenimą Kristui Dievui paverskime. Viešpatie, viešpatie. Nes tu esi mūsų pašventinimas ir tavo šlovę mes teikiame Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai, dabar ir visados ir per amžių amžių. Amen. Amen.
Dieve, amžių karalių ir viso kūrėjo, dėkojame tau už visas geradarystės, kurias mums dovanojai ir už skaičiausiųjų ir gyvybę teikiančių tavo slėpinių priėmimą. Maldaujame tave, gerasis žmonės mylintis, išsaugok mus savo globos sparnų šešėlyje ir leisk mums iki paskutinio savo atodusio tyrą sąžinę priimti tavo šventenybės nuodėmio atleidimo amžinajam gyvenimui, nes tu esi gyvenimo duona, šventumo šaltinis, gėrybių davėjas, ir tau šlovę mes teikiame su Tėvu ir Šventąja Dvasia, dabar ir visados, ir per amžių amžius. Amen. Teesie palaimintas Viešpaties vardas nuo šiandien iki amžinybės. Teesie palaimintas Viešpaties vardas nuo šiandien iki amžinybės. Teesie palaimintas Viešpaties vardas nuo šiandien iki amžinybės. Viešpaties palaiminimas iš jo malonės ir meilės žmonėms tiesiant jūsų visais laikais, dabar ir visados, Ir per amžių amžius. Amen. garbė tau, Kristau Dieve, mūsų viltyje, garbė tau. Garbė Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, ir dabar ir visados ir per amžių amžius. Amen. Viešpatie pasigailėk, Viešpatie pasigailėk, Viešpatie pasigailėk, palaimink. Prisikėlęs iš mirusiųjų Kristus tikrasis mūsų Dievas, skaičiausiosios savo motinos, šventojo šlovingų ir garbingų apaštalų, šventojo Jono Saburnio Konstantinopolio arkivyskupo, šventojo kankinio Teodoro Stratilato, šventojo pranašo Zacharijo, šventųjų ir teisiųjų Jokimo ir Onos ir visų šventųjų maldų užtarimų, te pasigailėti išgelbstimus, nes yra geras ir mylinti žmonės. Amen. Mūsų tėvai šventenybei Konstantinopolio arkivyskupui ir visuotiniam patriarchui Baltramiejui, Dievo saugomai mūsų šaliai, Lietuvai, jos valdžiai, kariuomeniai ir žmonėms,